Labas, aš Liudvikas. Aš Eglė. Aš Perkūnas. Ir čia Minčia. Kviečiame mus remti Patreon bei Contribui platformose. Taip pat sekti Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose, kur galėsite pamatyti daugiau kasdienių istorijų. Visas nuorodas galite rasti video aprašyme esančiame po vaizdo įrašu. Aš nevažiuosiu su vežimėliu. Važiuosim visi, mažiuk, mums reikia nuvažiuoti iki stovyklavietės. Mes juk čia negalime gauti. Lysim visi. Aš taip tai nelysiu. Einam maudytis. Einam kunce maudytis. So then we grew a little and knew a lot. And now we demonstrated it to the cops and all the things we said. We were self-assured. 'Cause it's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, be in my heart. So now I think that I could love you back, and I hope it's not too late, 'cause you're so attractive and the way you move, I won't close my eyes. 'Cause it takes a man to live, it takes a woman to make him compromise. So be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, be in my heart. Mūsų tikslas Kanadoje buvo pasiekti Jasper miestelį ir tada apsisukti iš šiaurės krypties ir pradėti važiuoti į pietus. Tokiu 93-uoju greitkeliu. Jisai yra garsus pasaulyje kaip vienas vaizdingiausių maršrutų. Jis eina tarp dviejų kalnų masyvų iš Jasper nacionalinio parko į Banfo nacionalinį parką. Ir mes beveik 2 mėnesius kapstėmės į šiaurę per nelabai malonias vietas, kad tik pasiektume tą maršrutą. Tai va, ir mums liko diena kelio iki Jasperio miestelio. Mes buvom apsistoję prie Mount Robson ir toj gražioj stovyklavietėj prie Kinney Lake. Žydro, aš negalėjau savo akim patikėti, kad toks gali būti vanduo. Aš ten jį visai bandžiau liest, delne laikyti, kas čia per vanduo. Ir mes galvojom, tai liksim čia dabar. Mes nežinodami tiesiog užsirezervavom, man atrodo, 2 naktis. Pažiūrėsim, kokia ten ta stovyklavietė ir toliau spręsim. Nu tai žodžiu, mes iškart matom, kad liksim čia ilgiau, čia labai faina. Čia yra tai, dėl ko mes iš vis važiuojam dviračiais čia per tą Kanadą. Tai tokiose vietose tikrai reikia praleisti daugiau laiko, pasimėgauti, nueiti ten į kokį žygį.
Eglės gimtadienis. Mūsų mamos mylimas gimimą dien šiandien. Perkūnai. Pasveikinai savo mamulį. Mamulį. Tai dabar žiūrėk. Čia yra Rocky Road. Čia yra Caramel Brownies. Čia yra Dutch Brownies. Čia yra Bear Square. Čia tiksliai neatsimenu, kad vadimą. Čia yra skonis su... O čia yra kavytė. Su uogom. Tai dabar pala. Pasiruošę? Pasiruošę. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Valio, 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 valio. Ir dar vieną. Vaisingų metų, vaisingų, vaisingų metų, vaisingų, vaisingų metų linkime. Tai va, su gimtadieniu meilė. Taip, aš kamerą. Pabučiuokit mamą vaikai su gimtadieniu, Perkūnai. Staigiai pabučiuok mamą ir pasveikink su gimtadieniu. Mamą pabučiuok. Pabučiuok, duok mamai bučkį ir sakyk su gimtadieniu. Duok bučkį mamai. Ir sakyk su gimtadieniu. Su gimtadieniu pasakyk, šiandien mamos gimtadienis. Gimtadienis. Šaunuolis. Taip, bet jau kai ten užvažiavam, tai ten ir buvom gal kokias 3 ar 4 naktis, kol mus išvijo, nes prasidėjo gaisras. Dar ne pabaiga, serijos tęsinys yra mūsų Patreon paskyroje. Pilną vaizdo įrašą ir kitą ypatingą kelionės medžiagą skirtą tik mūsų prenumeratoriams rasite nuorodoje apačioje vaizdo įrašo aprašyme.